Nu ką, sveiki ponai, sveiki Škoda automobiliai 9879. Šiandien mano video tokia tema. Parodysiu, kaip aš daug marš važinėju kiekvieną dieną su dviračiu. Ir kaip parodysiu, tai jums labai bus įdomu. Tai kągi, žiūrėkite, nepraleiskite, žiūrim, kas nufilmuota čia. Šiaip aš kilometrus numenu per dieną apie 50. Kiekvieną dieną aš numenu apie 50 km atstumą. Ką dar noriu pasakyti? Dar noriu pasakyti, kad labai faina pramoga važinėti su dviračiu. Ir aš pasakysiu taip. Parodysiu savo dviratukas. Va, mano dviratis, štai stovi su manim kartu. Tai mano dviratis labai gerai važiuoja. Aš šio dviratininko pasaulis. Tai parodysiu kelis kadrus, galėsiu parodyti šiandien iš šios dienos, ką matysit. Ir va, atsuksiu kamerą biškį, žmonės veikia, va, kaip važinėja su dviračiais. Va, žmonės kaip važinėja su dviračiais labai fainais. Tai šį sezoną linkiu su dviračiais važinėti saugiai. Linkiu, kad neatsitiktų daug eismo įvykių. Ir palinkėsiu galiausiai, žiūrovai, jums linkiu didžiausios sėkmės. Ir pasakysiu dar tokį dalyką, kad dviratininkai jūs turite elgtis atsargiai, važinėjant su dviračiu. Tai ką, o kitą savaitę video bus kitoks, įprastas, bet jį, tai pamatysite, kitą savaitės bėgyje. Tai ačiū, kad žiūrėjote. Škoda automobilių 9897. Pasimatysim sekantį kartą. Iki.